paimti interviu apie teatro hobį. Kaip sužinojai apie teatro hobį? Centre iš draugų, Kodėl nusprendei jį lankyti? nes man teatras patinka. Kas tau labiausiai patinka teatro užsiėmimuose? Patinka vaidmenis, kur paskirsto. Ką dažniausiai veikiate per repeticijas? Repetuojam. Būna, kad labai daug reikia repetuoti. Koks vaidmuo tau buvo smagiausias? Apie patyčias. Kaip jauteisi būdama scenoje? Aš gerai jaučiuosi. Kas tau padeda, kai jaudiniesi prieš pasirodymą? Tada aš susikaupiu ir stengiuosi tą jaudulį nugalėti. Su kuo hobyje labiausiai patinka dirbti ar bendrauti? Su draugais. Ko naujo išmokai lankydama teatre? Kaip nugalėti baimę. Kad pavyzdžiui, reikia būti pasiruošusiam, jeigu nebus to žmogaus, su kuriuo tu vaidini. Kas būrelėje būna juokingiausia ar smagiausia? Smagiausia, kai gaudavot kokį nors juokingą vaidmenį. Kaip jautiesi po pasirodymo? Labai gerai. Ką pasakytum draugui, kuris galvoja prisijungti prie teatro būrelio? Visų pirma, pakalbėčiau, pasiūlyčiau, paklausčiau, gal nori lankyti būrelį. Kodėl tavo nuomonė verta lankyti teatrą? Daugiau išmoksti apie teatrą, sužinai. Ačiū už dėmesį. Prašom.